Labas rytas. Šiandien nusprendėm pažygiuoti šiek tiek ir keliausime į tvirtovę, kuri yra va šito kalno Gazipašoje. Pafilmuosim iš ten, vaizdą iš viršaus. Na ką, pirmyn? Toks kelias. Visai šalia mūsų namų randasi. Tokie gal 150-200 metrų ir jau bus papėdė. Šito kalno gražaus, vakare labai gražiai apsišviečia. Va, šitas keliukas yra paralelinis pagrindiniai gatviai. Tai va čia visiškai šalia miestas. Ir va čia gyvena banda avių, ožkų. Kas rytą jas išveda ganytis, va čia jos maitinasi. Prie pat upės šalimais. Ir va čia jos gyvena, tokiame tvartelėje. Bet Turkijoje visai to pakanka. Nuo mažiukai mekena, neseniai gimė. Ir va čia visai šalia papėdė šito kalno piknikų zona, kur vietiniai labai mėgsta pasikepti mėsytę, piknikauti savaitę. Pravažiavom sankryžą, niekas mūsų nenumuštų, čia gan intensyvus eismas. Ir čia tokia vat graži vieta, parkelis, na jau žiema, šiandien gruodžio 3, dviese, iki 23 laipsnių, tai tikrai nedaug žmonių. Vietiniai gan šiltai apsirengę, nors iš tiesų lauke labai karšta, nors išsirengti. Tai va, tokiose pavėsinėse, šašlykinės, mėsytė, žuvytė, kepa. O už jų nugaros antikinio miesto liekanos. Tokia pakelėja. Apaugę ir va ten matosi už krūmų, nežinau ar matyti, viaduko, kuris čia ėjo vandentikis vadinamas senasis liekanos. Va čia kažkas dar gyvena visiškai šalia, gyvūnus augina. Tai va įsikūrė labai gražiai vietoje, nes viršų ant kalno yra tvirtovė pilis, upelis. Čia va statoma toks uostas nedidelis jachtoms. Ir prasideda bekelė. Jau truputėlį pakratys. Va ten nusileidžia lėktuvas, nežinau ar matyti tolumoje. Ir va čia va naujasis uostas Gazipašos. Jau toks atsiveria gražus vaizdas į pagrindinį Selynus paplūdimį. Ir va tas senasis keliukas, aišku, restauruotas, renovuotas. Ir va tokie šviestuvėliai, kurie naktį šviečia čia, tą keliuką gražiai pašviečia. Ir atsiveria jau vaizdas į miestą šiek tiek aukščiau. Ir į jūrą. Kalnai, jūra. Čia tikrai tokia graži labai vieta, rami. Šiandien jūra labai rami, nėra bangų. Nes prieš tai siautė siaubinga vėtra, praeitą savaitgalis buvo visai kitoks. Buvo ne taip smagu. Na, o šiandien labai graži diena. Ir pradėsime kelionę va šitais laipteliais. Eime. Čia į viršų. Tai va, čia labai daug žolelių visokių auga, tai iš jų, nuo jų kvapai. Taip, kvapas iš tiesų nuostabus. Ir jau po lietaus truputėlį atsiveria pušų kvapas. Tai taip tikrai labai rudeniškai, šviežias oras. Labai faina. Nu, žiūrėsim, kaip čia mūsų plaučiai, kūnas į tokį žygį reaguos. Vasarą kilti tikrai labai karšta. Vieną kartą bandėme, tai tikrai buvo sudėtinga. Na ir kiekvieną sezoną vis kitokie vaizdai, pavasarį viskas žydi, gėlytės visokios auga, driežai šokinėja čia. Dabar viskas išsausėja šiek tiek. Ir va, vaizdai labai gražiai atrodo. Žiemą
kai kilome, tai kalnų viršūnės snieguotos. Tai irgi labai fainiai. Na ir čia po kiekvieno posūkio vis kitoks vaizdas. Tai iš tiesų neatplėšti akių. Žygiuojam toliau. Ir nežinia, kiek jau mes čia pakėlė. Miestas jau atrodo mažas. Bet va čia va tokių šūdeliokų, avių ožkų tikrai daug. Tai jos netgi iki čia užsiropščia. Nes papėdė gana žalia, žolės daug. Tai jos čia ir vaikštinėja. Va iš čia jūs išskrendat į Lietuvą atgal. Čia va, už kalno yra oro uostas. O va ir šūdelių, nežinau ar matyti, savininkai. Va, kur jos užsiropštė. Nieko savo. Va, sėdi raguotėjai tenais. Gal kas ten krapštasi. O, mažiukas, iškiukas. Čia auga visokie alyvmedžiai, krūmai. Tai jums čia tikrai to maisto yra. Va, aš jau užsirengiau. Tikrai labai karšta. Nėra ko kvepuoti. Nu nieko, lipam. Pasiėmėm vandens, ačiū Dievui. Tai va taip, vis aukštyn. Ir kylam. Va ten žemai matosi kažkokios šventyklos mes buvom, tiesą pasakius, ten kažkaip įlėpę pasižiūrėti. Tai ten ruinos griuvėsi senos šventyklos. Viadukas einantis, vedantis vandenį į čia. Va, matosi, jis ten ir toliau per Gazipašą keliauja. Paplūdimys. Šiandien visiškai tuščia, nieko nėra, nors vanduo tikrai šiltas, vakar dar maudėmės. Apie 20 laipsnių tikrai vandenukas labai geras. Na ir va pats miestas Gazipašos. Ir va visiškai už kelio daug šiltnamių, kurie teikia visas skanumynus mums. Šiltnamiai visur, kaip matot. Kavinės apačioje, va, tuo keliuku mes važiavom. Visiškai žemai ir gražus kalnai. Tauro kalnai, kiekvieną dieną vis kitokių spalvų. Ir tas grožis atsiveria kasdien vis kitaip. Va, ožkiukai. Prie pat, va, papėdė. Nežinau, kiek čia mes žingsnių padarėm. Reikės paskaičiuoti, pasižiūrėti vėliau trekerį. Bet va, kaip jau aukštai, jiem čia visai smagiai valgosi. Ėda žolytę. Labas, vaikinai. Merginos, labas. Tai va, užsiropščiusi savo pietauja. O jūra šiandien, na, tokio grožio žydra, rami. Va ten, va, tolumoje matote už to kalno Alaniją. Mes galim matyti iš tiesų vakarais, kai įsijungia šviesos, matome Alaniją. Na ir čia jau keliukas baigėsi ir čia jau reikia stačiau, atsargiau statyti kojas, žiūrėti, kur eini. Prasideda patys jau miesto liekanų griuvėsiai. Turkai, kaip žinot, istoriniais monumentais, ypač graikų jiem paliktais,
Na, nelabai stengiasi prižiūrėti. Tai kiek lygia, tiek lygia. Gal kažkiek čia buvo restauruota. Nors nelabai, manau. Labai dažnai tokiuose objektuose Turkijoje, jeigu teko lankytis, matėte. Ten ir pripiešta būna, ir nelabai švaru. Na, nelabai jam tas rūpi. Kas Osmanų imperiją liečia, gal kažkiek jam yra svarbiau išlaikyti. O graikų čia tikrai buvo labai daug. Viduržemio jūros pakrantai, Likija ir senos visos kaimai, gyvenvietės labai nukentėjusius dabar išgriautus, aišku, jiems daug labai amžių. Na ką, dabar bandysim kažkaip ropštis stačiai. Va, visai šalia mums čia liko keli metrai. Ir būsim vietoj. Duok rankytę. Nu ir čia ropiam. Iš tiesų, reikia labai atsargiai žiūrėt, kur statai kojas, kad nebūtų kokių gyvačių. Aišku, dabar jau gal jau per vėsu. Čia pasislėpusios. Aš ką galiu žinot. Ir va, visiškai už kelių minučių būsim vietoj. Atsivers labai gražus vaizdas. Opa! Kaip jums tai? Va. Viduržemio jūra visame jos gražume. Ai, nuostabu. Gaila, kamera to vaizdo tikrojo grožio neperduoda. Kokia jį bebūtų. Tikrai labai gražu. Turkiška vėliava, va, kažkas jau užkopęs poilsiauja. Ir va čia va, visas miestas kaip ant delno. Nu va, kopiam ir užkopiam. Pagaliau mes viršuj. Šiek tiek dar parodysiu vaizdų. Jūra begalinė, kaip gražu. Va, čia visas ruinos miesto liekanos šiek tiek žemiau. Va, tai buvo išsidėstęs į papėdę žemyn miestas pats. Ir pati tvirtovė buvo čia. Tai va, kokiais vaizdais čia. Visai nekvailai čia buvo ta tvirtovė statytis, nuo priešų gintis. Na ir aišku, labai gražiai čia viskas. Žiūrėti, kasdien mėgautis tokiais vaizdais. Čia yra pasaka kažkokia. Be galo be krašto gražu. Nu ką, aš manau, mes čia ir atsisveikinsim. Tokie gražūs vaizdai. Atvažiuokit, būtinai kopkit, Gazipašoj, kai būsite, nepatingėkit dienai kitai užliekti. Rašykit, jeigu kyla klausimų, kur apsistoti, nes čia viešbučių nedaug, bet patarsim. Nes tikrai čia verta yra pora objektų, kurių galima pasižiūrėti, pasižmonėti. Turistų nėra, mes žiūrėkit, mes čia vieni tuščia, nieko nėra, oras puikus. Tai va tikrai pabūti čia, arba iš Alanijos sėsti į taksi atvažiuoti, tai čia tikrai galima savo tokią dienos ekskursiją susiorganizuoti. Tai ką, labai lauksim visų Gazipašoj, atvažiuokit. Aš su jumis atsisveikinsiu. Linkėsiu jums gražios dienos, jūs būtinai pasirašykit po mūsų kanalu. Laikinkit, subscribinkit, visus kitus reikalus darykit, o mes vis stengsimės, kad jūs matytumėt naujienas, matytumėt aktualijas turkiškas, pasakosim jums apie viską, kas įdomu. Rašykit komentaruose, apie ką norėtumėt, kas domintų Turkijoje. Tai tikrai bandysim atskleisti tas temas. Daug ką žinom, bet žinot, kai gyveni, užsimuilina ir galvoja, na kam gali būti įdomu. Tai va, rašykit būtinai komentaruose. Ir iki kitų susitikimų. Ate. Atgal tai jau straksisi kaip kalnų ožkai. Tikiuosi, nieko neišbirės.